Viename miške gyveno 3 broliukai, 3 paršiukai. Rausvi, linksmi rubuiliukai, labai panašus vienas į kitą ir jų vardai buvo panašus. Čiukis, Kukis ir Kriuksis. Visą vasarą jie ganėsi pievose, šildėsi saulutėje, pliuškenosi balose, bet štai atėjo ruduo. Dangumi ėmė plaukti pilki debesis, dažnai lijo, pasidarė šalta. Broliukai, reikia mums pasistatyti namą, žiema artėja, vieną rytą pasakė Kriuksis. Tačiau broliai tingėjo dirbti. Spėsime, iki žiemos dar toli, pasakė Čiukis. Kai prireiks, aš pats pasistatysiu namą, pasakė Kukis ir išsidrėbė purvynę. Ir aš pasistatysiu, atsiliepė Čiukis. Na ir kaip sau norite, pasakė Kriuksis, tada aš vienas statysiuosi namą. Kasdien buvo vis šalčiau ir šalčiau, bet Čiukis ir Kukis tingėjo imtis darbo. Tik tada, kai savo mėgiamą balą prie kelio iš ryto rado užšalusią, broliai pagaliau sunerimo. Kukis iš pradžių irgi žadėjo namelį statyti iš šiaudų, bet pagalvojo, kad žiemą tokiame name bus labai šalta gyventi. Namas iš šakų bus šiltesnis ir tvirtesnis, pamanė savo Kukis. Taip jis ir padarė. Susirentė namelį iš šakų, stogą užpylė sausais lapais. Ir štai atbėgo Čiukis. Broliukai labai džiaugiasi, kad šis nuobodus ir nemalonus darbas jau padarytas ir jie vėl galės žaisti. Nusprendė aplankyti Kriuksį ir pasižiūrėti, kaipgi jam sekasi statytis namą. Kriuksis statė mūrinį namą. Paršiukas sunkiai rideno akmenis, krovė juos vieną ant kito ir mūrijo sienas. Kasgi čia dabar? Čia paršelio namas ar tvirtovė? Sušuko Čiukis. Broliai, namas turi būti tvirtas ir saugus, kad apsisaugotume nuo blogo oro ir tykančių pavojų miške. Apie ką tu kalbi? Baugščiai apsidairė Kukis. Apie vilką, atsakė Kriuksis. Eik jau, eik, iš kur jau čia rasis vilkų, nusikvatojo Čiukis. Aš tai juos mačiau tik paveikslėliuose. Eime, nėra mums čia ką veikti su tokiu baileliu, pasakė Kukis. Broliai besijuokdami iš Kriuksio mūro namo patraukė per mišką namo. Bekeliaudami, jie tiek įsidūko, kad ėmė garsiausiai kriuksėti ir žvygauti savo mėgstamą dainelę. Taip bežvygaudami broliai pažadino už pušies snaudusį vilką. Kas čia šitaip rėkia, pamiegot neduoda? Au! O, tai 2 maži paiki paršiukai? O, dabar tai prisijėsiu paršienos. Ir vilkas, seilę varvindamas, nusekė paskui paršiukus. Pirmasis namo sugrįžo Čiukis. Ir tuoj pat prie jo namų prisistatė vilkas. Atidaryk duris, aš tave suėsiu, šaukė vilkas. Neatidarysiu, tirtėdamas atsakė Čiukis. Kaip sau nori, tada aš tavo namą nupūsiu, pasakė vilkas ir ėmė pūsti. Fū! Pūstelėjo vieną sykį ir namelio sienos pakrypo. Pūstelėjo antrą, tada trečią ir nupūtė Čiukio namelį. Vilkas dantimis kaukšt, paršelis tik sužvigo ir ėmė skuosti pas brolį Kukį. Čiukiui pavyko pasprukti nuo vilko ir prisiglausti pas Kukį. Bet vilkas irgi buvo greitas ir vos paršeliams užtrenkus duris jau buvo prie jų. Och, kaip gerai, dabar aš jūs abudu suėsiu, džiaugėsi vilkas ir nieko nelaukęs ėmė pūsti. Pūstelėjo vieną sykį ir nuo Kukio namelio nulėkė stogas. Pūstelėjo antrą sykį ir namelio sienos subraškėjo, sudrebėjo, o kai papūtė trečią sykį, sienos išgriuvo ir paršiukai vėl šoko bėgti. Bėgo paršiukai taip greitai, kaip iki šiol niekada nebėgo, o vilkas vis lipo jiems ant kulnų. Galiausiai pribėgo Kriuksio namą. Šis kaip tik buvo baigęs įstatyti tvirtas ąžuolines duris. Kriuksis išsyk suprato, kas broliams nutiko ir pasakė, čia su manimi jūs būsite saugūs. Vilkas jau ėmė pradentis į duris. Atidaryk duris, arba aš tavo namą nupūsiu, sušuko vilkas. O tu pamėgink, smagiai atsakė Kriuksis. Vilkas ėmė pūsti. Vieną sykį, antrą sykį, trečią ir ketvirtą. Pūst, pūst. O namas nė krust. Supykęs ir nusivylęs vilkas jau ketino suktis grįžti miškan, bet staiga pastebėjo ant stogo kaminą. Va per čia aš ir įlysiu pas paršiukus, pamanė pats savo vilkas. Ir ėmė ropštis ant stogo. Čiukis ir Kukis išgirdę šnaresį baisiai nusigando, o Kriuksis iškart suprato, ką čia vilkišius ketina daryti. Jis su broliais paruošė pilkiui spąstus. Visas juodas kaip anglis vilkas iš kamino įkrito tiesiai į verdantį vandenį ir taip nupliko uodegą, kad šoko atgal į kaminą.
Eikuliais nusirideno per namo stogą, prajojo per kiemą ant savo uodegos ir pabėgo miškan baisiai kaukdamas, nagais strėnas braukdamas. Daugiau niekada nesiartino prie paršelių namo, kuriame jie ilgai ir laimingai visi trys gyveno, linksmas dainas dainuodami.